Tirščių nebūna. Dar pamiršau pasakyti, kad pervažiavau per ištisinę liniją, kur negalima. Tai įdomu, gausiu baudą dar ne iš Japonijos Lietuvą. Klausimas. Na ką, atvykome jau į savo paskutinį naują miestą, pavadinimu Beppu. Tai šitas miestas yra vienas iš turintis labai aktyvias geoterminės versmes po savim. Tai daug labai yra geoterminių baseinų, kuriuose gali pasimaudyti. Nežinau, mes maudysimės, bet dabar einam iki savo viešbučio, pasidėsim krepšius ir tada varysim iki paplūdimio, gal iki McDonald'o, pamatysim. Ne čia? Mūsų su pono Jokūbu paskutinės kelionės dienos apartamentai Beppu, ane? Šią minučių 2 štukės pinigų. Jokūbas jau varo. Fish. Aha. How many do you have? 3. 3? Ah. Ja, 3 žuvis. Mažytę pagavo. Tai kaip matėt, pasivaikščiom biškį palei jūrą, pasivaikščiom po miestelį ir šiandien kaip ir paskutinis oficialus vakaras mūsų Japonijai, o rytoj viskas prasideda grįžimas link namų. What tomorrow? Labas rytas, tai ką jau skiriasi kažkaip paskutinė diena Japonijoje, dėl to, kad dabar iš Beppu stoties pietų važiuosim į Tokijų centrą, tada permiegosim naktį ir skrisim lėktuvu atgal į Lietuvą. Tai va, kelionė užtruks trukmės apie 7 valandas iš pietų į centrinę Japoniją. Tai ką, grįžom mes jau pagaliau į Tokijų, šiandien nuvažiavom virš 1000 kilometrų ir čia mūsų paskutinė ramenų vakarienė į Tokijų. Viskas. Pirma tai paskutinė. Ja. Na ką, paskutinės minutės Tokijui, atbuvom šiandien mėnesį visą. Ir laikas kelionės pabaigai, laikas grįžti namo. Ką čia padaujat, kokias vadovas? Sūrus, blem. Kažkokį krem prie valdat? Pudingą.
įdomus toks dalykas, kad skridom per Grenlandiją ir per Kanadą ir kadangi jau pas mus buvo vieną kartą sutemę ir vėl prašvito, tai dabar matysim, kadangi esame Danijoje, antrą kartą sutems ateis vakaras, kas yra labai iš tikrųjų įdomu. Nu viskas pagaliau, namo varom, ne? Kopenhagos tik atlaukia 9 vakaro. Išskridom, nežinau, 9 ryto iš Japonijos, o dabar 9 vakaro vis dar ne Vilniuj.